slaugytojas yra tikrai epicentras sveikatos sektoriuje, nes jisai būna arčiausiai žmogaus, jisai kartais žino daugiau informacijos nei žino gydytojas. Slaugytojas koordinuoja daug procesų, pacientų logistiką, slaugytojas moka paruošti pacientą ištyrimui, procedūroms, chirurgijai. Ir tai yra labai svarbu, nes gydytojai vieni to nesugebėtų padaryti. Slaugos studijos jaunam žmogui suteikia galimybę tobulėti akademinėje aplinkoje, taip pat suteikia galimybę būti arti žmogaus ir pasirinkti save dominančią sritį. Slaugoje yra ganėtinai paprasta keisti kryptį, ieškoti savęs. Lietuvoje vyrų studijuojančių slaugą daugėja. Per pastaruosius 10 metų tas procentas pakilo 3% vidutiniškai. Man pačiam, kaip slaugytojui vyrui, labai kelia džiaugsmą, kai ateina slaugytojai vyrukai, kai matom, kad stereotipai visuomenėje nyksta.